Labas rytukas, parodysiu savo ryto ritualą. Ką atsikėlusi visų pirma padarau, tai išgeriu imbierinį šotuką. Anksčiau pati gamindavausi tuos imbierinius šotukus, bet paskutiniu metu kažkaip labai tingiu gamintis, tai nusiperku. Šitą perku Lidle, tikrai visai neblogas. Tai kad čia įdėta obuolių, aš dėdavau apelsiną, tai įeina obuoliai, imbieras ir citrina. Tai kiekvieną rytą geriu, tada vandenuko stiklinę išgeriu su skaidolomis. Skaidulos tai mano čia paprastos, visiškai pigios balto gysločio luobelės. Neturiu dabar pakuotės parodyti. Tai vat išgeriu šitos gėrimukus ir tada tik tai pusryčiauju. Pusryčiams kaip visada kiaušinukai, duonytė, avokadas ir beigelių prieskoniai. Nieko naujo, mano mėgstamiausi pusryčiai, galiu valgyti kiekvieną rytą. Retai kada keičiasi mano pusryčiai, iš tikrųjų kartais kažką kitą valgau, bet dažniausiai tai kiaušinius. Einu pasportuoti, tai šiandieną iš ryto pasportuosiu. Šiaip tai ne visada pavyksta man iš ryto pasportuoti, priklauso nuo dienos, užimtumo, kiek darbų turiu ir panašiai. Tai pasiplanuoju savo dieną, kartais iš ryto pasportuoju, kartais po pietų pasportuoju, kaip išeina, bet būtinai pasportuoju. Tai sportuoju dabar 4 kartus per savaitę, 3 kartus būtinai sportuoju, jeigu pavyksta, tai būna ir 4 kartai. Bet retai tai būna dabar paskutiniu metu. Tai va, tai pasidariau elektrolitų gėrimuką, kaip visada, kretiną ir sportuodama gurkšnosiu. Tai šiandien padarysiu viso kūno treniruotę, prajudinsiu visus raumenis. Tai šiandien pasisvėriau, žinokit, išdrįsau užlipti ant svarstyklių, buvo labai baisu, nes tokių rezultatų ir tikėjaus, kokius pamačiau, nes, kaip ir sakiau, paskutinį tą mėnesį, galbūt netgi daugiau nei mėnesį, nesilaikiau jokio mitybos plano, aišku, mitybą šiek tiek prisižiūrėjau, bet buvo ir tų nuklydimų, bet jokių kalorijų neskaičiavau, tiesiog valgiau intuityviai, tai ir svoris pakilęs. Tai va, bet nieko, tęsime toliau. Toliau metu svorį, tęsiu savo svorio metimo kelionę. Tai vėliau papasakosiu ir jums, kaip aš čia ką darysiu, kaip aš čia mesiu tą svorį, koks mano tikslas, kokie planai. O dabar einu sportuoti, nes laikas tiksi. Jau šiandien padarysiu viso kūno treniruotę, bet nusprendžiau, kad šiandieną bus kojų diena. Tai pasportavau, padariau kojas ir nusprendžiau pusvalanduką dar padaryti kardio, paminti dviratį, nes šiandien nepavyks išeiti pasivaikščioti. Tai kardio stengiuosi daryti kiekvieną dieną. Oi, aš padusus, žinokit, nekreipkite dėmesio, bet bandysiu pakalbėti. Tai stengiuosi išeiti kiekvieną dieną, pasivaikščioti, bet labai retai išeina. Tai tada padarau namuose. Jeigu sportuoju, tai tą dieną pusvalanduką padarau kardio, o ne sporto dienomis tai jau valandžiukė. Arba išeinu pasivaikščioti, kaip sakiau, arba namuose minu dviratį. Dar 10 minučių liko. Aš jau visa šlapia, žinokit. Gerai, šiandien pasportavau. Šiaip kojų diena mano nemėgstamiausia diena, man sunkiausia daryti kojas, bet šiandien visai nieko, visai gerai taip. Pasportavau. Rytoj pažiūrėsim, paeisiu ar ne. Pietų metas, tai pietums nieko nereikia gaminti, kaip visada turiu pasidarius po ruoštukų. Tai vakar kepiau orkaitėje vištienos krūtinėlę.
Tai visai tokia sultinga, labai skani gavosi. Tai pasišildysiu vištienos krūtinėlės, pasidarysiu salotų, agurkas, pomidoras, ant salotų pilsiu šitą padažiuką. Labai skanus, man patinka, gera sudėtis, jau baigiu, tai pabaigsiu šiandieną. Ir angliavandeniam bus šitas Mexican style miksas, toks ryžiai, pupelės, kukurūzai, kinva, man atrodo. Tai pasišildysiu tik tai mikrobanginėje ir bus greiti, skanūs baltyminiai pietūs. Tai dabar žinokit, susiimu su savo svorio metimu, nes paskutinius mėnesius žiūriu, kad labai atsipalaidavau, buvo tų nuklydimų, aišku, paskutinį mėnesį atostogavome ir dariau pertrauką nuo svorio metimo, tai neskaičiavau nei tų kalorijų, nieko, bet tokie atsipalaidavimai, kalorijų neskaičiavimas, mitybos neprisižiūrėjimas, jokių rezultatų neatneša. Tai dabar jau skaičiuosiu kalorijas, kad būčiau kalorijų deficite kiekvieną dieną. Prisižiūrėsiu, aišku, tą mitybą, sveikiau maitintis noriu, sveikesnius tos maisto produktus rinktis, kad palankesnius sveikatai. Aišku, ten tų nuklydimų vis tiek bus, bet nedažnai leidžiu aš savo vis tiek suvalgyti kažkokią tai nesąmonę, kaip aš sakau, kažkokį tai skanuką ar to greito maisto, bet aišku, ne kiekvieną dieną tai būna. Nes aš renkuosi subalansuotą mitybą, kad būtų balansas mityboje, kad valgyti sveikai, subalansuotai, kartais suvalgyti tą nesąmonę kažkokią, nes jeigu aš atsisakysiu, tai aš žinau, kad aš neištempsiu visą gyvenimą, taip, tai aš renkuosi tokią mitybą, kurios aš galėčiau laikytis savo likusį gyvenimą, o ne tik tai, kad kol numesiu svorio, nes manau, kad nėra jokio tikslo ten atsisakyti kažkokių tai maisto produktų ar save griežtai riboti, kol numesi svorio, o tai kas bus po to, kai numesi svorio, vis tiek pradėsi valgyti tuos produktus, kurių buvai atsisakęs, kurių savo neleidai, draudėjai. Ir aplamai apie tą maisto draudimą, tai ten mes vis tiek ilgai neištempsime, jeigu drausime savo kažko tai nevalgyti, vis tiek ateis ta diena, kai mes suvalgysime ir netgi persivalgysime to, ko neleidome savo valgyti, tai tas svoris ir grįš ir dar priaugsime, tai manau, kad nėra tikslo. Svarbiausia kiekis, saikas, kiek mes suvalgome ir, kaip ir sakau, kad ne kiekvieną dieną valgyti ten tas nesąmonės. Nes, pavyzdžiui, būna atsisako ten norint numesti svorio, ten angliavandenių, ten pieno produktų, nesako, stabdo svorio metimą, nemanau, kad tai yra tiesa, tai manau nesąmonė, nes nėra jokių maisto produktų, kurie mus lieknintų, kurie mus storintų. Paprasčiausiai svarbiausia, kiek mes suvalgome to maisto, kiek kalorijų suvartojame per dieną. Jeigu mes per daug suvalgome, per daug tų kalorijų, tai mums svoris nekrenta arba auga ir viskas. Tai paprasčiausia taisyklė, paprasčiausia paslaptis, norint numesti svorį, turime būti kalorijų deficite, o ne kažkokie tai produktai mums padės sulieknėti. Pavyzdžiui, aš pieno produktų nevartoju, tai aš jau turėčiau būti liekna, bet aš nesu liekna. Tai čia ne produktuose esmė, o svarbiausia kiekyje, kiek mes suvalgome. Tai skaičiuosiu kalorijas, šiaip tai aš dabar paskutiniu metu, kai valgau beveik tą patį maistą, tuos pačius patiekalus, aš jau žinau to patiekalo kaloringumą, kiek turi kalorijų, kiek turi baltymų tas patiekalas, tai nėra man sudėtinga skaičiuoti. Tai manau, kad pradžioje tikrai rekomenduočiau visiems paskaičiuoti tas kalorijas, kad žinoti maždaug kiek kalorijų suvartojate, kiek tas patiekalas turi kalorijų, o po to jau nebereikės jums skaičiuoti, jau žinosite, kiek ko dėti į tą patiekalą, nes mano dabar ta mityba paprasta, tokia pati dažniausiai. Tai, kaip ir sakau, aš jau žinau tą savo patiekalų kaloringumą, tai dar labai svarbu man pakankamai baltymų surinkti per dieną.
tai stengiuosi suvartoti 130-140 gramų baltymų per dieną. Tai renkuosi baltymų daugiau turinčius produktus, taip pat liesesnius produktus, kad mažiau kalorijų būtų. Nes metant svorį labai svarbu, kad porcija nebūtų tokia maža ir kad nebūtų labai kaloringa, kad mes tilptume į tą kalorijų deficitą, bet tuo pačiu, kad ir tas maistas mums suteiktų sotumo. O ne tai, kad bus maža porcija, bet labai kaloringa ir mes nesijausime ilgai sotūs. Toliau apie mitybą, ką dar, tai kaip ir sakiau, noriu sveikiau maitintis, tai renkuosi sveikesnius tos produktus, mažiau perdirbtus produktus, mažiau to greito maisto, bet ir kaip sakiau, būna tų nuklydimų, leidžiu savo kartais suvalgyti to greito maisto, tarkim kažkur tai išvažiuojame, bet ir ne kiekvieną dieną. Apie sportą, tai sportuoju aš dabar 3-4 kartus per savaitę, tai būna tikrai 3 kartai pasportuoju, o 4 tai arba pasportuoju, arba nepasportuoju, bet labai savęs dėl to nespaudžiu, kaip išeina tiek. Tada kiekvieną dieną kardio stengiuosi būti aktyvi, nes mano darbas sėdimas, tai tikrai norisi prasijudinti, prasimankštinti, tai arba išeinu pasivaikščioti pusvalandukui, valandai, arba jeigu nepavyksta išeiti pasivaikščioti, tai namuose padarau kardio su dviračiu, paminu dviratį. Bet stengiuosi būti kiekvieną dieną aktyvi, nes ir šiaip ne dėl to, kad noriu numesti tą svorį, ten sportuoju, bet dėl to, kad mano darbas sėdimas ir šiaip man labai patinka sportuoti, aš jau sportuoju nuo mažens, nuo 10 metų, tai man sportas yra mano gyvenimas. Bet vėlgi apie tą sportą, norint numesti svorio, svarbiausia yra mityba. Jeigu mityba bus netvarkinga, jeigu bus nesubalansuota, jeigu nebus kalorijų deficito, tai svoris nekris vien tik sportuojant. Aišku, sportas labai prisideda prie svorio metimo. Ir aplamai nebūtinai norint numesti svorio, bet visiems rekomenduočiau sportuoti aktyviems, būti kiekvieną dieną, tai mūsų pačių sveikatai naudinga, psichologiniai būsenai, emociniai būsenai, gerai savijautai. Kas pradeda mesti svorį, tai labai dažnai matau, kad verčia save per prievartą, eina sportuoja, bėgioja, ar eina į sporto salę ir daro tai visą taip per prievartą. Tai tikrai nebus ir nesitęs tai ilgai, jeigu darysite jūs kažką tai per prievartą. Tai manau, kad reikėtų pasirinkti tai, kas jums labiausiai patinka. Ar vaikščioti, ar bėgioti, galbūt netgi su dviračiu pasivažinėti, tai siūlyčiau nedaryti per prievartą, kas jums nepatinka, o pasirinkti fizinę veiklą, kuri jums patiktų ir tiktų. Pavyzdžiui, aš sportuoju, kaip ir sakiau, nuo 10 metų, aš pradėjau mokykloje žaisti krepšinį ir aš supratau aplamai, kad man kūno kultūra yra pati mėgstamiausia pamoka. Tai nuo 10 metų žaidžiau krepšinį. Krepšinį baigiau žaisti 21 metų. Sportas man kaip hobis, mano gyvenimo būdas, tai man labai patinka sportuoti, aš be sporto negaliu, aš turiu būti aktyvi kiekvieną dieną. Aišku, kai atsikrausčiau gyventi į Angliją 2011 metais, tai dėl darbo nepavyko man sportuoti, nes labai daug dirbdavau, ilgai dirbdavau, ilgos valandos būdavo. Buvo tokia ilga pertraukėlė. Tai į sportą grįžau aš po pirmojo sūnaus gimimo, tai pradėjau vėl bėgioti, sportuoti. Bėgiojau ilgai iš tikrųjų, keletą metų.
Tik tai prieš antrąjį nėštumą jau aš pradėjau sportuoti su svoriais, o su svoriais pradėjau sportuoti ne be priežasties, o dėl to, kad man jau buvo virš 30 metų, o nuo 30 metų kažkur tai jau pradeda nykti raumenys, tai dėl to pradėjau sportuoti su svoriais, kad stiprinti raumenis, kad užsiauginti raumenis. Aišku, ten užsiauginti raumenis ne tiek, kad ten būčiau kažkokia tai raumeninga labai, bet tiesiog, kad sustiprinti raumenis, kad jie nenyktų. Ir šiaip, kai bėgiodavau, tai aš buvau tokia labai liekna, labai buvo mažai raumenų, tai reiškia, buvau tokia skinny fat, kada esi liekna, bet mažai raumeninės tos masės ir man nepatiko, kaip aš atrodžiau, labai liekna atrodžiau, čia įdėsiu nuotrauką. Tai dėl to pradėjau sportuoti su svoriais ir šiaip man labai patiko, sportavau namuose, iki šiol kaip ir namuose sportuoju. Ir šiaip aplamai man turbūt bet koks fizinis aktyvumas man patinka. Tai stengiuosi vandens išgerti 2 litrus, 3 litrus per dieną, dabar vasarą tikrai daugiau išgeriu, bet 2 litrus tai būtinai išgeriu per dieną. Nes kartais iš klienčių žinau iš patirties, kad tikrai dauguma neišgeria pakankamai vandens per dieną. Kartais mes, pavyzdžiui, jaučiamės alkani, bet iš tikrųjų tai ne alkio jausmas, o smegenys mums signalizuoja, kad mes jaučiame troškulį, kad mūsų kūnui reikia vandenuko. Vanduo labai svarbus. Miego režimas labai svarbus, turbūt pats svarbiausias mūsų gyvenime, mūsų sveikatai, mūsų organizmui, mūsų savijautai. Tai reiktų miegoti bent 7-8 valandas, aišku, su to miego režimu, pas mane to miego režimo nėra tokio labai griežto, nors norėčiau, bet kadangi su mažyliu tai nelabai pavyksta. Tikrai tas miego režimas skirtingas kiekvieną dieną, nėra to nustatyto laiko, kada eiti miegoti. Aišku, keltis tai visada tuo pačiu laiku jau keliamės. Bet miegoti einame tai tikrai vėlai, sakyčiau, labai retai kada pavyksta nueiti anksti miegoti, tai miego režimo tokio nėra pas mane, kad nueiti tą pačią valandą miegoti ir tą pačią valandą atsikelti. Tai tą stengiuosi kažkaip tai reguliuoti, bet labai sunkiai gaunasi, bet tikrai stengiuosi pamiegoti bent 7 valandas, kartais pavyksta ir 8 valandas. Aišku, kartais būna ir mažiau to miego, bet jau yra kaip yra. Bet manau, kad su laiku vis tiek susireguliuos, mažylis auga, gal kažkaip tai grįšime į tą miego režimą. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes neišsimiegame gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, apie save pasakysiu, kad, pavyzdžiui, jeigu aš neišsimiegu, tada man kitą dieną ir nuotaika būna nekokia, ir tų jėgų mažiau, energijos mažiau, kartais ir sportuoti tingisi nesinori, kartais ir dėl miego trūkumo ir apetitas pakyla. Norisi užkandžiauti, norisi kažko tai saldžiai suvalgyti, kad gauti tos energijos, bet aišku, stengiuosi nepiknaudžiauti tuo, nevalgyti tų saldumynų, stengiuosi prisižiūrėti, bet galite ant savęs pabandyti, pajausti, atkreipkite dėmesį, kai neišsimiegate, ar norite kitą dieną saldumynų daugiau, ar daugiau valgyti. Nes tas miegas, kaip ir sakau, tikrai labai svarbus. Tai dabar mano tikslas yra griežtai grįžti į savo tą režimą, į subalansuotą mitybą, kalorijų skaičiavimą, sportas 3-4 kartai per savaitę, fizinis aktyvumas kiekvieną dieną, kardio, pusvalandukas, valandžiukė, pakankamai vandens išgerti, 2-3 litrus per dieną. Miego režimas, baltymų pakankamai suvartoti per dieną 130-140 gramų. Ir aišku, sveikiau norėčiau maitintis, kaip ir sakiau, mažiau to perdirbto maisto, daugiau šviežių, natūralių produktų.
mažiau tų nuklydimų ir laikytis to režimo pastoviai, o ne su kažkokiom tai pertraukom, nes tokie atsipalaidavimai ir nesilaikymas to mitybos plano rezultatų neatneša. Tai va, tai toks mano planiukas, laikysiuos tokio planiuko, disciplinos, režimo ir žiūrėsime, kaip man seksis. O dabar einu darbuotis, nes šiandien vakarienė į lašišą, tai išsikvėpiau karšto oro grūzdintuvėje, gal 15 minučių kepiau. Greitai iškepa, skaniai, nereikia stovėti, nieko gaminti, tik tai salotas susismulkinau ir marinuotų agurkėlių dar įsidėjau, kažkaip užsimaniau. Ir tokia greita, skani, baltyminė vakarienė.